Be abejonės laukia sunkios rungtynės, žinome, nei jiem, nei mum nebus jos lengvos. Jau iš patirties žinom šių metų, kad tai komanda, kurią tikrai labai sunku įveikti ir mums tikrai nebuvo lengva su jais žaisti. Mano manimu, šiuo metu Trakai yra viena iš geriausių komandų A lygoje, kuri demonstruoja gerus rezultatus ir turi gerų žaidėjų ir visom komandom sunku su jais žaisti. Nuotaikos yra kovingos, dirbam visi pilną jėgą, laukiam rungtynių, norim, kaip sakoma, grįžti pergalių kelią, nes nelaimėjom jau eilę rungtynių, norisi laimėti, aišku, ir privalom laimėti. Skirtumas yra, pasižiūrėjus turnyrinę lentelę, kur kas stovi, tas ir skirtumas. Matosi, kad jeigu stovi antroje vietoje, reiškia nusipelno, reiškia stipri komanda, bet mūsų tikslų tikrai tas nekeičia ir mes eisim kovoti tik tai dėl pergalės. Jis turi savo braižą, turi gerą trenerį, kuris jos tikrai motyvuoja gerai ir matosi, kad komanda aikštėje tikrai rungtyniavo kaip komanda, atiduoda jėgas vienas už kitą ir kovoja ir muša įvarčius ir kol kas tai pasiteisina. Aišku, visą laiką svarbu neprasileisti įvarčio ir jeigu yra galimybė įmušti, reikia įmušti. Kol kas mes spragų susikuriam, bet jų neišnaudojam. Tai yra didžiausias minusas kol kas, bet svarbu, kad jos yra ir anksčiau vėliau mes tikrai jas išnaudosim. Ruošiamės kaip kiekvienom varžybom. Aišku, tik tai gal šitos varžybos, kaip pasakyti, bus gal kaip dėl 6 taškų, nes jie mums kvėpuoja į nugarą. Liko 4 taškai, tai pergalės atveju galėtume jau lengviau atsikvėpti. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.